eksperimentą, žinai, žiūrėk, ant lovos, pasidėjęs iš kaimo atvežtas, vietoj bulvių maišo buvo ginčas, ar bulvių vežtis iš kaimo. Aš ryškiai atsimenu kažkoks dantų šepetukas, kažką tai pamoderuoti, kad būtų galima irgi kažkokį dar efektą išgauti ir aš ten kažką darau ir tokiu suždūso, žinai, jis nusproga ir tada va taip šona ir tada einam prie kitų. Kažkada per tą laidą, ko gero, kad pasakė, viena iš versijų, kad pasakė, eik tu Albina, eik tu seni tu. Nu ir tas mutavas kažkaip į senį, arba tiesiog, kad Albinas yra senis, nes dažnai jį vadindavo ir pristatydavo Albinas, bet senis. Aš bandau būti geru tėvu. Pirmiausia, tas gal kartu seka žmogum, bet, žodžiu, va tie reikalai nelabai sekas. Aš esu Mindaugas ir čia DJ Kronikos. Ačiū mūsų rėmėjams. Skaniai skamba, Kordo 22 ir žinoma Vitonis Media. Prenumeruokit mūsų YouTube kanalą, sekite mus socialinėse medijose ir būtinai sekite mūsų naujus epizodus. Sveiki, čia DJ Kronikos, Mindaugas ir mes pradedam savo trečiąjį epizodą. Ir toliau narpliojom Panevėžio miestą prie Nevėžio, diskotekų, didžėjų ir visus kitus reikalus susijusius su tuo, kaipgi šitas miestas vystėsi ir buvo linksminosi ir kas iš to išėjo ir jis rutuliojo per pastarosius turbūt 30 metų. Ir šiandien turiu svečią, su kuriuo buvom labai geri draugai, kai viskas prasidėjo. Paskui gal tokie geri draugai nebebuvom, bet visą laiką kažkaip jautėm vienas kitą ir žinojom, kas darosi ir labai smagu jums pristatyti pakankamai spalvingą asmenybę, kultūros atašė Panevėžy šiuo metu Valdemaras Liudvinavičius DJ senis. Labas. Labas, pagarba, sveiki. Hai. Seni, mes čia turim tokį formatą, aš kaip tave galiu kreiptis? Valdemaru, seni, nes... Per tą laiką, žinai. Gerai, sutrumpinant viską iš tikrųjų ir pas mano tėtį ir mamą dabar yra telefonas užvardinta taip. Pas kažkurį senuks su X, o pas kažkurį senis. Tai žodžiu. Bet jeigu prasprūs senis, nieko tokio. Tai pirmin. Nes vienam bičiuliui, kai pavadinu pravardę, po kiek laiko, tai mama išgirdus iš trečio aukšto vos mane nepaleido keptuvę. Tai žodžiu, Valdemarai, mes pažįstami daug metų ir pažįstami mūsų pradžios turbūt buvo pakankamai panašios, ne, ir vėl mes šnekam trečiam epizode nuo pat pradžių apie tą pačią turbūt želkį ir panašiai, tai truputuką papasako, kaip prasidėjo tavo muzikiniai keliai, kaip didžėjiniai reikalai ir belekas apie tai. Aš tai galvoju, kad arba painiojas toj laiko juostoj, arba viskas prasidėjo truputį anksčiau. 8 vidurinė buvo prieš dar želkę. Prieš, tai va. Tai, braš, aš taip stipriai ieškojau audio kasetės, nes aš tuo metu per tokią vieną diskoteką, į kurią plaukė Balčikonio gimnazija ir visi kiti. Ten buvo projekcijos rodomas tom kortelėm tokiom, ne? Centriukas, 5 kompaktų, ten plėriukai, ar ne? Legendinis Šervudas ir tada aš įrašinėjau. Kaip jūsų nuotaikos, nerandu. Nebuvo ten Šervudo. Kažkas, žodžiu, daug dalykų susidėjo, bet reiškia, ko gero prasidėjo anksčiau. O man aš dabar ką tik pergalvau, sorry, kad pertraukiau, bet laikmetį sudėlioti, buvo želkė, buvo rožinių kortelių želkė. Jo. Tai mes ten susipažinom. Ir į tarpą tarp jau mūsų želkės, kurioje mes šeimininkavom, buvo 8 vidurinės, Nevėžio vidurinės. Okay. Diskotekos, kur mes irgi sutraukdavom praktiškai tą pačią želkės publiką, nes Tulpių gatvėje grodavom drum and bassą, ten kažką. Ir breaks buvo. Jo, iš tikrųjų, tai man ta želkė iš tikrųjų iš pradžių buvo toksai girdėjimas, kad kažkas ten, wow, bet kažkokios, ar baimė, ar žinai, kažkaip, dar neaišku. Tai daug kartų girdėjau visą tai apie tą tokią želkę linelį. Ar ne, ten tokie žmonės grodavo, nežinau kuom, kasetėm, gal kompaktais, bet va ten aš tikrai puikiai atsimenu, kad visada mėgau pašokti gal diskotekai, kokioj stovyklai kažkas, bet ten aiškiai girdžiu, kad groja 2 gabalai vienu metu, aš juos atpažįstu ir jie, tuo prasme, viskas okei, žinai,
du gabalai vienu metu ir jie nesipjauna ir ten fuck the Macarena. Nu, toks manas ir wow, ir kas tai yra ir kas, kodėl davai pačiam bandyti. Nu, tai va čia toks kažkoks tai dalykas, o paskui, sakau, laikmečiai gal painės, bet kasečių išeimimai pas Bumba namie, ten skrečius. Tai mes turbūt esam ta karta didžėjų, kurie pačiupinėjo ir kasetės, ir kompaktus, ir vinilus, ir uzbikus, ir aš dar juostas esu čiupinėjęs. Jo, aš juostinį tiesą čiupinėjau, bet susprogdinau, nes dariau eksperimentą, žinai, žiūrėk, ant lovos, pasidėjęs iš kaimo atvežtas, gal vietoj bulvių maišo buvo ginčas, ar bulvių vežtis iš kaimo, ten 200x kilų, ar paimti dėžę kažkokią seną, kam tau reikia, žinai, nu reikia. Ir juostą, aš ryškiai atsimenu kažkoks dantų šepetukas, kažką tai pamoderuoti, kad būtų galima irgi kažkokį dar efektą išgauti. Ir aš ten kažką darau ir tokiu, nu geras jis buvo. Jis uždūso, žinai, jis nusprogo ir tada buvo taip šona ir tada einam prie kitų. O su kasetėm, tarp kitko, žinai, galim papasakoti, nes manau, kad daugiau gal epizodų to ir nepaliesim. Tai, pavyzdžiui, mes irgi su Bumba tuometiniu mano kolega, ir tada ir tu prisijungi, nes tuo metu grodavo visi, kas buvo draugai, buvo patapę didžiais, kažkaip bent jau mes darydom, nes vienas atsineždavo ten kažkokią švieskę, turėdavo, žinai, 3 lempučių. Bet aš namuose pas Bumba atsimenu tą 3, tai tikrai, kad tu, Bumba, mes ten keisdavomės minutėm, žinai, ščyriai, kad nepalauk, bet atsakingai, taip gražiai buvo. Jo, ir, pavyzdžiui, nebūdavo mikšerio, ir būdavo centriukas su 2 kasetėm. Jo. Ir Panasonics, ten būdavo ir Panasonic visokių. Ir didžiai turėdavo būti 2 ir, ta prasme, su Bumba keisdavomės kas kelis gabalus. Tai vienas tas, kuris gale gabalo vieną išjungia, kitą įjungia kasetę, ta prasme. O kitas sėdi prie Vilmos to, žinai, kaip sako, šitaip išsiminėja ir atsukinėja gabalus. Taip, atsuka gabalą, kurį grot, paduoda tau, tu įdedi į kasetinį magą, jį tipo įdedi, tas, kuris baiginės, čioks sustok, nu. Tas buvo čiotkas dar, nu, faina, tas buvo, aš, ką atsimenu, ta prasme, gal kaip dabar, kiek reikia įdėti darbo ir kiek būdavo anksčiau įdėdama, kalbant apie kasetės, nebuvo jų žiauriai daug, nes aš tai darydavau negerus dalykus, aš paimdavau tėvų, nužiūrėdavau, ką jie klauso, ten rock'n'roll, Bach, dar kažką, ir kuri mažiausiai judinama, aš tą tada paimu, žinai, viršelis dingsta, ten kelios dienos praeina, jeigu jie nepasigenda, tada ant jos rašau. Bet tai buvo sunkiausia, kad vienoj kasetėj prirašyta gabalų ir tu tą pačią turi daug kartų varyti, ne, ir atsukinėti. Nu, va čia buvo darbas, žinai, nebegali pridėti 50 ir po vieną groti. Ir visi rašinėdavom Radio Centro miksą arba ten ultravyras karštis. Ir rašinėdavom Amsterdam Club Guide, tokia kasetė, kur matys taip ir banderolė. Čia jau vėliau būdavo. 2-4 litai, eik savo, bet ten buvo gerų gabalų. O žinai, kalbant apie tos, kad tapdavo didžiais, tai aš ir dar prisiminiau vieną tokią teoriją, kodėl tai buvo tarp mūsų draugų, nes būdavo, kas turėdavo daugiau šiek tiek pinigų ir vėlgi to, nu, jau tada atsirado kompaktai, po truputėlį pradėjom groti kompaktais ir, nu, nusipirk kompaktą, būdavo, nu, prabanga. Ta prasme, minimalus atlyginimas buvo, tuo metu aš nesenai žiūrėjau, apie 280-300 litų, man atrodo, o vienas kompaktinis diskas normalesnis kainuodavo 70-80 litų, matys tai. Tai, žinai, jeigu kažkas... Įrašytas, originalus. Originalus, nes dar interneto nebuvo, CDR nebuvo ir kviesdavai draugus į savo šaiką, kad turėtų, tas, kurie turi kompaktų, jo, kad tu galėtum pagroti iš jų kompaktų. Ir jam automatiškai irgi pasidarydavai įdomu, žinai, ir jisai ten, tipo, pseudo didžiajam būdavo, bet galų gale vis tiek susirinkom tos kompaktus. Ir man, pavyzdžiui, mano pirmas kompaktas yra Breakbeat Science, aš iki šiol jį turiu, radau prieš kelias dienas garaže. Bet, pavyzdžiui, labiau patiko, kai ten vienas iš bičiulinis pirko 187 Lockdown Speed garažinį, ta prasme, albumą ir tas 187 Lockdown buvo kompaktas, su kuriuo aš pradėjau groti pirmose diskotekose Pešane, Nevėžio viešbutį jau rimčiau, kaip Mindozį raidavau, nuvarydavau, tada Digitix, atsimenu, buvo toks kažkur Panevėžy linkėjimai, jeigu matysi, tai nes jisai grodavo tokį pop daugiau, o man vis norėjęs tokio husiukas Speed garažų Daft Punkų kažkokių, tai va. Biškita prieskanio. Bet tas dar... Aš sorry, kad pertraukiau, mes labai taip giliai nuėjom tą laiką, bet visgi mums reikia šiek tiek peržvelgti ir tas diskotekų istorijas. Ir tavo tos pirmosios diskotekos, kaip jos prasidėjo, kur jos buvo ir kaip tas kelias, žinau, taip keliais sakiniais link garso, ne? Garsą mes dar galėsim paminėti daugiau. Va, ta pradžia link garso. Kaip vystėsi, gal net ne diskotekos, kaip tavo kelias, kaip tu mokinais? Aš tikrai atsimenu tokius viskas gerai, epizodus gal.
būdavo namuose klausyti, man būdavo šiukštu, negalima jau nuo 2 klasės, o tuo metu tokia situacija, 2 klasiai, man į mokyklą reikėjo eiti po pietų, ar 2, 3 klasėje, ne, bet jau tada tėtė sakydavo, neliesk patefoną, žinai, adatą nulauši ir panašiai. Čia tokie dar geras, sveikas, kaip tu. Ką tau primena, aš pertraukiu, čia interaktyviai viskas. Bet jo, tai va, tas buvo viduriniai, šitas nebuvo 8 viduriniai. Buvo atsiradęs jam. Kietai, nes dar kažkas kitaip, dar čia mantrai. Ne, čia yra pirmas Panevėžyje atsiradęs profesionalus didžėjinis mikšeris. Pirmi buvo ten tie elektronika, kur reikėdavo su repliam po 2 stumdžių žalkiai. Ten ramas. Sakiau, padarytų buvo. Ten būdavo stumi ir užsikerta vienas veideris su repliam. Nes reikia po 2 stumdžių, nes kairė dešinė. 2 žmonių. Ir Henrikas kur nors ką nors lituoja, nes dingo vieną pusę. Gyvai viskas vyksta. Viskas vyksta tusovkė. Ir vienas lituoja viską, tada atsirado šitas daiktas. Paskui mes nupirkom dar mokyklai. Tai va tau pačiam, ką primena? Pirmas, va tokia pirma mintis. Aš 8, žinok, vidurinę atsimenu, kažkodėl, nežinau. Man labiausiai, gal turbūt giliai įvėjo, nes buvo daug žmonių, reikalai, smagu ir daug kažkaip tai visko tuo metu tokias, net neįvardintum, kas ten vyksta, bet vaizdo projekcijos, neva, tokia bičiulystė, draugystė ir visiems viskas gerai, žinai, viskas tinka, didžiais besikeičia, tarsi jis iš savęs transliuodavo, aš tai bent jau, kas man su tais prodidžiai visokiais, su tais breikais, tokie, sakyčiau, ugly muzika, ne, bet hebra, taigi yra ir šitas, ne tik tai ten Ronda kažkoks ar ten Merkuris. Aš klausydavau. Fafoti. Faktas. Aš klausydavau, daug labai persakau muzikos namie ir paskui atsimenu tas periodas kažkoks tai, baigiau kažkiek tai, jau įdomu ta muzika buvo, atsirado gyvenime tokių žmonių iš mokyklos, aš 9 klasėje gal, ir 12, su kuriais mes kažkaip susimečinam, tokia žodžia nebuvo, bet aš tada jau gaudavau tokio džunglo, tokio tamsesnio, įdomaus hardcore ir tokie plėtėsi tokių muzikos, reiškia, tokie stiliai, skambesiai. Ir aš tada atsimenu, man liktai, jeigu gerai ten mokysiuosi, 9 klasę pabaigsiu, nupirko 5 kompaktų, tą CD change, atsimenu, toks ir kasetės, ir DJ Effect ten, toks buvo viskas. Ir nežinant, mama davė pinigų, mama kartu su tėtė davė pinigų 5 litų. Ir paskui dar paslapčiom dar tėtė davė 5 litų, kad mama ir nusipirko aš tą pagamintą. Mikšerį, yes. Daba. Ir aš atsimenu tokius gabaliukus, netgi radau kasetę, kur aš miksuoju. Ten 1 ir 3 mano miksas. Yra gaila data neužrašyta, bet tokia nuotrauka marozna, toksai, žinai, nes buvau piktas ant pasaulio, ant pop kultūros, man viskas labai norėjęs to, kitokią dalyką. Bet aš atsimenu, kaip tas mokymas vyko, aš kambarį, stalas, kėdė, užsidėjęs tam tos grūtus, taip pro langą 4 aukštas, taip, pro mano kambarį matos kitas kiemas, nieko nėra kambarį ir aš miksuoju ir čia, jau kuriu, kad čia taip kažkaip tai galėtų būti ir kažkaip tai bus. Tai tie grojimai, tokie savamoksliški vyko, ėjau į linelį, girdžiu kaip kas, atsirado tokie zinai muzikiniai perkopijuoti, baltai juodi, Nervas iš Vilniaus atveždavo tokia apie stilius muziką, nerandu, bet tikrai turėdavau, kas tas trip-hopas, kas tas DJ Skardas Lietuvoje. Bet tu tuo metu buvai hardcore bičias, ne? Man reikėjo greitai, man reikėjo smagiai. Nes aš tai pamenu kaip hardcore, aš buvau visiškai melodingas. Va dėl to mes visiškai yra. Nes labai skiriamės, nes aš klausydavau Art of Noise. Orbital ir man reikėdavo, kad aš free fat eisi jazz ir man reikėdavo muzikas, aš galėčiau paverkti dėl savo kažkokios pirmos meilės ar nenusisekusios ten vaikystės, o seniai reikėdavo išsikrauti su hardcore ir kažkaip taip įdomiai, gal aš dėl to paskui atradau ir tą progresyvą, visą, nes transo muzika daugiau, nes man buvo house'as, ką aš myliu, kas man patinka kaip tūsas ir ant viršaus būtent tos visos melodijos faina, žinai, ir kaip sakau... Bet aš sakyčiau... Bet aš dar noriu vieną temą plėsti. Sorry, mes čia vieną aš prisiminsiu, nes labai svarbus dalykas. Čia hardcore'as buvo. Aš tau labai noriu padėkoti, iš tikrųjų, už vieną dalyką niekada nedėkojau. Man 15 gimtadienio proga senis padovanojo, aš nepamenu, ar tai 50 ar 100 litų.
Nežinau, kartu pavagį iš tėvų, ar tau tėvai davė, ar kas ten buvo. Ne, tai buvo labai suprato mane. Bet tuo metu buvo didžiuliai pinigai, aš nesu gavęs gyvenime, aš tiek nebuvau rankoje laikęs. Ir, žinai, ką aš padariau kitą dieną po to gimtadienio? Ausinės. Ne, aš nuvariau mašinų turgų, nusipirkau CD playerį, aš neturėjau CD grotuvą iki tol savo. Ir aš nusipirkau CD grotuvą tokį Schneider berods. Ir Audrius kolega mano bumba turėjo suniuką, man atrodo. Ir mes tada, kaip pilnaverčiai didžiai, jau turėjom CD grotuvus. Jie be greičių buvo paprasti. Nu, taip. Ir mes tada Žilvaras Želkės organizatorius buvo nupirkę šitą Eklers Meką. Ir kai Želkė nevykdavo, jisai buvo nutūpęs pas mane ir mes antram aukšte pas mane tada su tais 2 CD visus 10 savo kompaktų tada grodavom. Ir tada buvo labai geras etapas. Tuoj perėsim prie garso, bet labai ta pati pradžia, nes mes įsivėlėm būtent tas kasetės ir labai gal reiktų paminėti, kaip Panevėžyje atsirado profesionali DJ technika iš principo, nes tai yra 97 ir 9 metų tarpas panašiai. Ir tai irgi yra tam tikra istorija, nes, kaip minėjau, pats pirmas didžėjinis pultas profesionalus toks, bet tuo metu dar Želkė ar ten Passion ir visi kiti klubai grodavo su paprastai CD, be greičių. Tiesiog, miksuodavom, kaip kas improvizuodavo, žinai, į tarpus. Bet profesionalų CD grotuvą dvigubą, ten tos buterbrodus, kaip aš vadinu dabar, Denoną, turėjo Panevėžio kultūros rūmai. Ir tuo metu Krezo, man atrodo, nusipirko kad kažką tai. Jo, bet Krezo buvo nelabai prieinamas, nes ten buvo vyresniem, jau apie tai Tadu labai daug pasišnekėjom. O esminis pokytis buvo tais laikais DJ Preslis. Tai irgi yra netoliese čia gyvena, jeigu matysi, tai lygiai taip pat linkėjimai Presliui. Preslis buvo techno Panevėžio atstovas, apie jį irgi gal šiek tiek šnekėjom su Ramūnu, kada buvo epizodas. Tai jo brolis berods nupirko jam tą grotuvą, parvežė iš užsienio. Ir tai buvo pirmas laisvai keliaujantis Panevėžy grotuvas su greičiais. Ir kažkokiu būdu, kažkokiom ten peripetijom esant, tas grotuvas visai vasarai per Žilvarą atsidūrė pas mane. Visai vasarai. Jo, ir dar mokslo metų, nežinau, Preslis net nežinau, ar pats apie tai žinojo. Ir realiai Panevėžy pati pirma didžėjų mokykla greičiausiai buvo Mindaugo gatvė 46. Šiaip pas mano tėvus palėpė antram aukšte, kur išmoko groti, aš nežinau, ten tuometiniai ir slimai, yra Vierkės, ir tu, ir Bumba, ir dar visi aplinkui draugai, nes ten stovėjo pultas ir grotuvai su greičiais, su tokiais, kur reikia pagaliukus tokius mėtyti. Bet būtent buvo didžiulis proveržis Panevėžyje, kai pradėjo visi profesionaliai miksuoti, tada mes dar sustabdyk nusikalstamumą Gediminu padarėm antradieniais kultūros Tuo metu bendruomenių rūmose, jo antradieniais rinkdavosi didžiai ir grodom su tais Denonais, mokindavom, mes buvo tokia kaip didžiai mokykla ir antradieniais mes darydavom diskotekas iš balkono, iš kultūros rūmų balkono miestui, bet mus užraukė, man atrodo, gal 5 ar 6 diskanų dėl triukšmo ligoninė. Nes jo, per upę ligoninę. Jo, bet mes ten garsą duodam gerai, nes ten buvo Yamahos aparatas ir kolonėlė užsidegė atvirą ugnim, atsimenu, per vieną iš diskotekų. Jo, tai va toks techninė revoliucija ir paskui jau tas revoliucijos antras etapas, kada atsidarė renovuotas garsas, jau tada pirmieji pionierio grotuvai Panevėžy ir ten jau toliau viskas. O tu nepykai tada, kad supranti, aš tai puikiai atsimenu ir man tai erzino, grotuvo jokiais su greičiais, ten pionieriai, šimtiniai, stovi vienas prie kito, šalia tas profesionalus didelis pultas ir aiškina, kad taigi va, mikšeris yra, nereikia naujo kito mikšerio. Na jo, man toks truputį... Buvo to, bet mes atsineždom savo šis nusidarinės. Tai va čia dar viena istorija, kaip atsirado antras profesionalus mikšeris Panevėžy. Tai jį nupirko 8 vidurinę, Nevėžio. Ir keliavo. Jo, ir kadangi Audrius kolega mano buvo mokyklos tarybos narys, Jo, va. Kitas buvo žmogus, man atrodo, ten Mikas, gal tada mokyklos prezidentas ar kažkas ten iš tų. Nu, žodžiu, gavosi taip, kad mes įrodėm, kad nei vienas eilėraščių konkursas mokyklai nebegali praeiti be šito daikto. Ir ta prasme, nes tai yra sampleris, ten galim kažką padaryti ir taip toliau. Ir visa mokyklos tėvai ir vaikų tarybos susimetė po 7 litus ir nupirko mums Gemini 676. Gerai pasakė, mums. Jo, nupirko 676 Gemini mikšerį, kuris toj mokyklai, jisai pabūdavo per pertraukas ant vaizdą, bet realiai tai buvo pirmas didžėjinis mikšeris, kuris keliaudavo po Panevėžio diskotekas. Ir tam, kad galėtų Mindozė su Bumba
geriau prasimušti, tai jeigu tu nuomoji mikšerį diskoteką, tai it comes with the package, Mindozė su bumba. Taip, tik negali paduoti ir jo, ir taip mes atsiradom visokiose šokių maratonose, mokyklose, ten tai tu, nes visi norėjo prisiliesti prie to stebuklo, kur gali įsirašyti savo balsą ir paskui ten pasampuoti ir paleisti. Ir paskui atsidūrė garse. Ir mes garse labai daug rodom, nes užknysdavo su to studijiniu. Taip. Bračinį efektą, nei kažko. Tai žiūrėk, seniai, garsas. Mes galėtume šnekėti turbūt 7 valandas, bet turim apšnekėti nemažai dalykų ir garso temą aš tavim noriu paliesti, bet prieš garsą aš noriu paliesti temą tavo pseudonimo. Tu čia pasakęs turbūt milijoną kartų, bet kodėl senis ir kaip ten atsirado ta kaukė? Jo, žiūrėk, geras. Aš esu nesveikas, nes nešioju akinius, nėra. Ir dėl šitos priežasties aš ne vieną kartą esu buvęs, dabar ten vadinasi berods Abromiškių, bet aš kažkodėl užfiksavęs, kad Elektrėnų sanatorijai, kurią išsiųsdavo tėvai, išveždavo, gydytojai rekomenduojami, gydyti akių, ten žodžiu nepasakosiu kas kaip, bet ir ten būdavo po mėnesį laiko, ten būdavo atseit pamokos pseudos trumpintos tokios, bet būdavo ir veikla diskotekos. Ir reiškia, tos iniciatyvos parodyt, gyvendavom nameliais, tokiais būriai, kažkokį pasirodymą padaryti. Aš tuo metu ir mano pažymų knygelė vidurinį mokyklui buvo jau apklijuota radio šou lipdukais. Ir reiškia... Tai geriausiai iš visų hebrai pavaizduodai tą... Jo, tai va, taip ir buvo. Vienas kitam seniau. Ir aš ten stovyklai, vedama iš šių laikų, aš tuo metu kažkokius parašiau horoskopus toks mūsų pasirodymas ir užuolaidas, kad nesimatytų, ten padariau, žinai. Ir gavau pravardę Albinas, nes daug kas irgi tokių paauglių žiūrėdavo tą radio šou. Reiškia, visi normalų žiūrėdavo. Visi normalus žiūrėdavo. Ačiū. Ir kažkada per tą laidą, ko gero, kad pasakė, viena iš versijų, kad pasakė, eik tu Albina, eik tu senį tu. Ir tas mutavas kažkaip į senį, arba tiesiog, kad Albinas yra senis, nes dažnai jį vadindavo ir pristatydavo Albinas, bet senis. Ir gavos, kad senis, dar netgi prieš muzikinius reikalus. O paskui, kai jie prasidėjo, aš iš tikrųjų galvojau, koks aš čia galėčiau būti DJ. Vienas iš variantų buvo DJ Magas. Nes tipo, tuo metu buvojam su magu iš kasečių, ačiū Dievui, kad ne. Bet čia toks tipo double, žinai, Magas ir Magas kasečių. Ačiū Dievui, berods buvo Kasperio Nikas. A ne? Man šį prisimenu jau. Ir ką, ir sakau, vis tiek visi žino kaip senis. Ir paliko senis, man net dar kažkas sakė, eik tu nieko čia nekeis, nieko negalvok, žinai. Vis tiek niekas taip nevadins, kažkaip maždaug taip rematys tos, nes susitari su Hebra, kad ateis į namus į svečius, gal nebus tėvų ir ten kažką gal su muzika paveiksim, ir ateina, atsidaro durys, o ten mano tetė stovi. O vardų tai mes nelabai žinojom ten viens kito, ne? Plyta, angelas, senis, dar kažkas. Ir aš atsimenu tą epizodą, mano tėtė, žinai, toks irgi prie dramenbeisą, sakykime, sako, stovi laukia. Aš žmogui nėra kaip pasakyti, senis yra namie prieš saugusi, žinai. Tai tas senis, va tokia istorija, jis taip ir liko, ką žinau. Tik tai... Bet tu turėjai labai didelį tėvų palaikymą, ne, šito klausimu? Aš jo, mama gal konkretizuotai taip, kad kažkokie barteriniai mainai, žinai, mokslai kažkas, o kažkaip jaučiau ir dabar tėtė labiau toks flow ir suprasdavo, ką aš noriu pasakyti be žodžių. Turbūt tas biški jausmai, kaip aš biški grįšiu prie tų Hebros rinkimo nuo kompaktų, čia yra daugiau negu muzikai reikalai, čia yra biški tos, nežinau, dvasios tos muzikos, nes tai ir aš sakau tau ačiū ir tai Hebrai, kuri tave suko, nes ir būčiau užsihardkorinęs, bet aš irgi atradau tuos pačius per tave orbitalus, tie patys jelų kažkokie, tai kas čia, kaip čia, žinai, dar biški papildomai skamba kažkas, tai, ta prasme, bazė. Biški popsai, tą, žinai. Bet daugiau yra ir jis toksai daug spalvų, nes turbūt tas su to hardcore būtų metai 3-5 ir, ne, kaip kažkaip ir nuėjo, bet, labai. Tai atradai ir tą progą paskui per didžėjų atrankai Garso Residence aplenkį mane, ne? Nežinau, aš žinau, kad buvo 31 dalyvis, aš atsimenu. Rimtai? Ir buvo netgi iš apskrities dalyvavo, iš Kupiškio buvo atvažiavę didžiai ten su kepuriukais,
Jo, aš tą atsimenu, buvo 31 ir atrinko 8 ir tarp jų patekau ir buvai ir tu, buvo ir Kasperis, buvo Kasperis, ir Ramas, Savierkė, Bumba. Taip, jo. Vadimas dar buvo toks. O kaukė tai turbūt va, tas palaikymas, supranti, ir buvo, tave gal palaikė techniškai, lituot pats išmokai. Ne, bet žinai, bet dėl ko laimėjom, pavyzdžiui, su tą irgi šnekėjom, kad mūsų tos kartos didžiai, jie kažkaip tai mums buvo įkalta, kad didžiais turi mokėti šnekėti per mikrofoną. Čia saga, man atrodo, yra nemažai šito idėjas. Nes tai ir 2 dalių buvo tas ir konkursas, toksai. Mane pastumėjo klasiokas, toksai Marius Petrauskas, Nigeriu mes įpravodėm. Tiesiog jis mane išgelbėjo nuo kautinių. Tai dėl tas, tu kaip tikras Niga, žinai, čia. Linkėjai Nigeriui. Jo, Mariukai. Moliniai. Tas, kur aš kaip nusimečiau, kiek dabar daug spraginėjo visokių reikalų. Didžiai konkursas. Jo, buvo 2 dalių, nes mane pastumėjo ir aš ateinu kaip į konkursą ir ten kažkoks briedas. Henrikas klausinėjo, ką reiškia geltoni, raudoni čia, kai užsidega, žinai. Paskui kažkas klausė, kas yra kažkokia pavardė, sako, iš lempas, ką žinau, rašytojas, sakau, pataikiau, atspėjau, buvo kažkoks dizaineris dar. Nes tipo įvaizdis, supratimas apie garsą, apie 2 dalių. Ir paskui po kelių valandų reikėjo atvaryti pagrot tą pačią dieną, tokį kažkokį. Ir paskui dar kitą dieną ar po savaitės vyko jau su žmonėm. Reiškia, reikalas, aš puikiai atsimenu, aš miksavau Rondo gabalą Varnos kamine su SM Traxxas Calling gabalą. Vienu metu ir šoka ir SM Traxxas Calling jaunimėlis ir šoka ir tėvai tokie. Neskamba, bet tą puikiai atsimenu, nes... Aš tai dar ir atrakciją vedžiau per tą konkursą didžiai. Coca-Cola dalinai, man atrodo. Ne, bet žinok, tų kelių konkursų etapą aš kažkaip neatsimenu. Man užsifiksavęs yra ta naktis, kada buvo finalinis etapas, ten mūsų gal buvo 15 ir iš tų 15 ir atrinko tos 8. Ten ir direktorė garsa ir buvo dizaineris. Taip, vadybininkai visi. Aušo tada dar buvo, pamenu jo. Nu ir ką garsas? 7 dienas per savaitę. Pirmas naktinis klubas, atsidaro 2000 metai, ne pirmas, pakrės antras, bet toks jau rimtas, su rimta techninė bazė, atsidaro per 2000-ųjų naujaką, berods jisai atsidarė ir 8 rezidentai ir klubas dirba 7 dienas per savaitę. Ar 6, man atrodo, 6 pirmadienis tik nedirbo. Pradžioj tai... Dirbo pirmas dienas, dirbo tikrai visas 7, paskui kažkai liko ten 3, o... Čia toks klausimas buvo, ne? Man atrodo, tiek tu gali daug papasakyti, bet ką gerai, žiūrėk, aš suformuosiu klausimą kitaip, kad gal labai neįsiplėst įtaką tau, kokia yra padarius ta vieta šiaip, kaip didžiai, nežinau, kaip gal gyvenime kažkokį trampliną ar nuolidą ar kažką suformavo. Aš taip galvoju, kad per anksti, arba, sakykim, anksčiau laiko pradėjo duoti įvairios praktikos ir auginti žvynus. Aš siaubingiausiai buvau nepatenkintas, kuomet prieš konkursą aš pareiškiau, kad aš groju Speed Garažą ir techno, ir man parinkti tas dienas, prašom, ir gaunu šeštadienį, retro vakarus, kai aš groju Daft Punkus Around the World ir man dėdės tetom sukioja pirštus, ką tu čia groji, aš jam aiškinu, kad čia klasika jau yra. Nes 2000 metais ne vien tik pirštus sakiodavo. Bet arba jeigu kai sakiodavo, tai skaudėdavo. Ne, tai tokių epizodų yra, jeigu įmanoma papasakočiau, bet ką davė, ne? Man to nežinant, ir tu tą puikiai žinai, nežinau, tu jau teik tą ar ne, bet davė 2 tokių dalykų, man regis. Aš nežinojau turbūt, bet auginau tam tikrą dalį publikos, kuri ne tik žino, kad jis groja, bet kažkaip tai dalyvauja tame. Ir moksleivių diskotekas turint omeny, kiek ten hip-hopą ir visokie breiko ir visokių smagių dalykų, ne? Jis auga, paskui sueina 18, ateina į naktinę programą, kitaip reikalai, galima ne tik Coca-Colas nusipirkti, galim viską ir padarniuoti, ir jau tęsės, ir po 6 ryto baigus galim važiuoti maudyti. Žodžiu, daug kažkokių gal žmonių pažinčių, o iš kitos pusės, kadangi retro vakarai, būdavo daug grupių, Rytis Cicinas, Vairas Rondo atvažiuodavo. Ir kaip didžėjus irgi ateis anksčiau, turi pasigaudyti, kada reiks fono, kada reikia labą dieną irgi pasakyti. Kažkokių gal išstumimų buvo tuo metinės vadybininkės pristatymai, temos, filmai.
kažką sugalvoti, nepatinkančias kažkokias atrakcijas pravesti, kur ten žryšia akis, duosim pipyrų sugrėtinę. Galiu pasakyti, taip, tiesmukiškai. Ką tau davė? Tiesmukiškai galiu pasakyti, kad garso retro diskotekas žaugino iš tavęs gerą vestuvių vedėją ir didžiai. Gerai, pasakyk. Gali. Tarsi ne, perspektyvai žiūrint, tau iš tikrųjų tuo metu geriausiai sekėsi tvarkyti su retro vakarais, kad ir kaip tu nenorėdavai. Jo, nenorėdavau, bet paskui atsirado dar ir kita darbovietė, jinai vadinosi radio stotis Pulsas. Ir aš atsimenu, kaip aš tą darbą pirmą dieną atėjau, mano sesuo ir Kasperis, davai, atvaryko, aš visada ir dabar pirmiausia statau sieną, ir aš miegu po gerą garso, ir atsikeliu, sės ir Kasperis, rengis, davai, aprengi ir nuvežė, tiesiai į radiją, pasadino ir dabar grok, ir išėjo, ir viskas. Pirmą dieną darba tokia buvo. Ir aš atsimenu, pasiėmiau 2 rock'n'rollo kompaktus, nes labai smagu, turbūt įtaka retro. Ir varau ten juos. Ir ateina man ir klausia, ten tuo metinis programų direktorius, taigi reklamas reikia išleisti, aš ten viską kompę, nieks mane parodė, aš užgesinu, groju iš kompaktų, nes kompiuterių nemoku valdyti, nes mes užaugom su kompaktais, žinau, kur play ir žinau, kur iškelt. Programų direktorius Skačka buvo? Taip, Audrius Skačkauskas tuo metu buvo. Tai, po truputį jo. Ir gal, jeigu biškį atgal, turbūt visi mano tėvų įrašai. Nes ten buvo ir Merkuris, ir ABBA, buvo ir lietuviškos daug muzikos. Kažkada ir pradėjau palaukti, reikia juos. Ir čink, ir viskas labai fine. O dėl plėpėjimo turbūt ilgainiui. Bet in general, tai turbūt vienareikšmiai leido buvo erdvė augti kažkur tai. Nes, kaip mokėjau, kaip žinau, kažkas kažką sakė, kažką darė, kažkokia analizė, supratimas ir dabar, kad jeigu vakaras prasideda 10 valandą, groju foninę muziką, kol visi renkasi ir forminasi, ir kad nereikia vieną ar kitą gabalą netokį pagrojus, atbėgti 10:30 ir sakyti, ką tu čia groji? Taigi to išeis. Pasakyk, kai viskas baigsis, nes dabar man toks noras dirbti, ne? Tokių daug niuansų. Ir aišku, ir tų augimo kažkokia, nežinau. Šiek, gal sakykim taip, nesusipaprastinant prie to, kad aš užvėliau, kad čia geras retro ir žinai, ten privačių muzikantas. Aš visgi pirmiausiai tai pakviečiau tave čianai, palėtėmės tą praeities temą, žinai, bet man tai tu esi spalva ir, žinai, ta viena spalva, nežinau, čia gal baltoji spalva buvo, kurią mes šiek tiek apkalbėjom, noriu pašnekėti apie tą tavo juodą pusę, žinai, ar ten pilką, ar kažkokią, tai, nes tu iš tikrųjų vienas iš kelių žmonių apskritai mūsų mieste, kuris nešė tą hip-hop ir drum and bass kultūrą. Aš susimerkęs, žiūri, kažkas per tamsį. Ne, sakykime, yra ta matoma pusė retro, senis, su mikrofono, atrakcijas, visą fikinę. Reiktų turbūt suvokti vieną dalyką, kad mes čia visuose epizoduose šnekam apie tai, kaip mes ten kai kurie dirbom klubose ar dar kažką, čia pradžia, nes turbūt aš su dar keliais žmonėm visą savo gyvenimą bei klubose praleidau. Jūs anksčiau ar vėliau kažkur išsibarstėt. Bet reikia suprasti tai, kad klubas tais laikais būdavo darbo vieta. Tu gali eiti vadybininku dirbti statybinę įmonę, ta prasme, arba tu gali daryti darbą, kuris tau yra artimas ir tiesiog dirbdami klube, grodami ten tą pops ar ten dar kažką, tai kas, ar ten organizuodami renginius ar promotinami, mes tiesiog dirbam kaip dieninį darbą. Tai yra pragyvenimo šaltinis, iš kurio tu gyveni. Kitas dalykas, aš jau pasakau šiek tiek ir LRT opuse pas Sigį, kad tas buvimas šalia naktinių klubų savininkų, kai tu užsitarnauji jų pasitikėjimą tiesiog dirbdamas, jie tau leidžia daryti renginius. Ir renginius, kur tu išsikrauni jau su ta muzika ir su ta kultūra, su kuria tu važiuoji. Ir, pavyzdžiui, bent jau man tai būdavo labai paprasta, nes tuose klubuose tu tiesiog tau atiduodavo pilnai kontrolę tavo renginių, kur tu gali ir užsidirbti. Ir kitas dalykas, nuo moksleivių, kaip sakiau, auginti savo publiką, kur tu groji hausą, progresyvą, drum and bassą, ten anyways, kas tau ir šitaip tu ugdai, ir atiduodi savo tą skolą, žinai, grojimo. Tai tas turbūt buvimas šalia klubų, jisai, geras reikalas buvo. Ir kaip sakau, radijos ten visą kitą irgi tam tikrus dalykus duoda. Bet grįžtam prie hip-hop ir drum and bass. Grįžtam. Kaip iš to hardcore
per ruskąją diskoteką, nukeliavom prie Brumo ir hip-hopo ir man čia vat, labai įdomu yra. Pala, ruskąją diskoteką jaučiu vieną kartą gal tik grau, ketvirtadienį neįdavau aš ten mane. Antradienį mes su Ramu grodom, labai lengva būdavo. Hardcore. Rusiškai diskoteka garsia būdavo labai lengva groti, nes tu gali nepažinoti rusiškos muzikos, nuvarai turgų. Rinkinių. Nueini pas tą, iki šiol turbūt pardavinėjęs ten kompaktis, ne? Pardavinėda piratinis kompaktis toksai vyriokas ir sakai, duok man 4 perkamiausius rinkinius. Pasiėmi tos 4 perkamiausius rinkinius, ten yra sudėti visi gabalai, kurios dainuoja tuometinė publika, nuvarai rusišką diskaną ir groji va taip, pirmą su antru, antrą su trečiu, trečią su ketvirtu, nes tu tų gabalų gal nelabai pažįsti, bet jos visi dainuoja. Nes visi tam pačiam turgui, toj pačioj vietoj perka tuos pačius kompaktus. Tai viskas labai paprasta. Namie, klube, ringtonas tas pats ir mašinui. Ringtonų nebūdavo, dar midi būdavo, bet... Tai va, hip-hopas, drum and bassas, White Horse. Kas yra White Horse? Tai yra... Tavo alter ego, kitas? Jo, jis yra IKEA. Ko čia dabar pradėti, kaip ir kas? Tai sakau žmonių, kurie buvo mokyklai, netgi ir tada, bet kažkaip tai pasisėjo tą sėklą, tokia džunglo drum and bassą ir jinai truputį užleido, nes ir speed garažai, ir viskas, ir, okei. Bet paskui grįžo tikriausiai. O hiperis ir hoperis, tai čia irgi vaikystė, aš atsimenu, žinok, mano pusbrolis nuo Vilniaus krašto, nuo Grygiškių, jis toks, tuo metu arba forsas būni, arba reiveris, arba reperis. Ne? Bet nebūtinai, čia vėlesnis turbūt laikas. Arba su rėdučiais važinėjai, arba kažkaip, bet neformalai, kaip čia sakyti, kitoks kažkoks, buvo toks. Tai vat mano pusbrolis buvo gal tas didesnis miestas, jis buvo, aš pas jį pamačiau ir išgirdau Onyxus, Wu-Tang Clanus ir man, irgi to purvo biški buvo, ne? Kaip biški, normaliai ten. Ir visi tokie gabaliukai ir paskui pamatau, kad per moksleivių diskoteką visai faina. Vieną padaryti tokią temą, kitą ten biški repo, randas breiko, šokiai dimka tenai su savo kolektyvus. Toks kaip ir ta kultūra vis, ar ne? Ir atskiriant kūrinis, nežinau kaip, gal per moksleivių diskę atvarė tuometinę MC lygą su Radikalu, su dabartiniu Tomu Vėju, su Toga, Aisu. Ir liktai davė tokį, jie kūrė, kažkas vis tiek kažkur kažką tai veikia darė. Kaip ir kažkokia grupė legendinė Gilidai, ne, kažkokie. Kažkas buvo. Ar ne Gilidai, gal čia Gabalo pavadinimas buvo tavo, remixas padarytas, irgi speed garažinis kažkoks. Tai kažkas kažką veikia, bet savo supratime. Tai tas, ką žinau, aš turbūt priklausęs įvairiai, man irgi, kažkoks tai tiko ir aš priėmiau ir užsimezgė kažkoks kontaktas, nes aš tada turėdamas plokštelę arba galimybių kažkokį patefoną. Viena čia tokia skaudi tema, bet taip yra. Tiesiog skaudė, aš prieš 20 kelis metus pasiskolinau patefoną ir va šiemet. Dabar taip gavas, kad reikia gražinti. Aš jį gal turėjau, jis nedingo, jis buvo padarytas jau su greičiu, kad būtų. Bet jau tada man įdomu buvo parašyti. Nėra technikas? Ar audio, radio, nežinau, nepasakys dabar. Bet jau tada paskvečia. Man senelis buvo padaręs tokį patefoną, galvo, kuris dingo? Ne, iš tavęs, žinau. Bet turiu nuotrauką mokyklos 11 klasiai, gal, taip, vadinasi 2000-ieji, klasiai, dariau nebe Rusy, klasiai, diskė Art of Sound toksai, nuo Art of Noise, Art of Sound, tokia tipo įmonė buvo. Ir tūsas, vadinasi, kas norėjo galėjo ateiti po pamokų į klasę, skauda galva 2000. Nes tuo metu jau pas mane buvo iš tų pačių Avierkės, iš kitų tavo įvardintų, dabar užstrigo Plato ir techno, reiškia, mūsų tetuko. Jau turėjau Laurent Garnier, The Sound of the Big Babu, visokie Richard Benson, tokių techno jau riebių ir jau 2 plokštelės. Gali būti, kad ten tas patefonas buvo iš tavęs vienas pasikolintas, bet šitas, apie kurį kalbu, ne. Tai priėmė mane kaip ir ta MC lyga
Aš atsimenu ir Skistakalnį buvo Liepos 6 šventė, ten žmonės stovėjo, taip žiūrėjo, nesprato, kas vyksta, nes kažkoks folkloras padainavo, dar kažkas ir atėjom į lygą su savo Panevėžys, ten būdį nemiega, pakilo, aš padokit mikrofoną ir taip stoviu, aš ten Bet gerai varė jie. Ir varo. Deviušas buvo su savo beatboxais tada. Jo, taip. Ir Grėjus dar mano kolega, dar drum and bassą grodavo, aš nebuvo su Taip, tai tas prisikėlė, sakykim, gal drum and bassas, nes pačiam hardcore to Amen beato yra tiesiog pagreitintas, truputį pasampluota, aš pats kūriau kažkokią Rebirth programą buvo, įsidinė, buvo dar kažkokia Hammer buvo programa, būtent hardcore tokia, galėdavo išsilaužti. Bet man, žinai, labai įdomu, tavo bet gal tu gali šiek tiek prisiminti ir papasakoti pačias diskotekos, patys tūsai, kur jie būdavo, kas būdavo, nes aš tai buvau labai užsikabliavęs kitais dalykais ir būtent šitą aš mažai atsimenu, aš atsimenu Bijūną, kažkas ten vyko, bet kiek Panevėžy buvo tos kitos pusės to hip-hopo, nes sakau, man MC Lyga iškrovų dabartinių turbūt yra ten irgi šaknų šiek tiek, visose šitose dalykas aš jų nelabai žinau, tai gal gali kažkiek... Metų neatsiminsiu, tikrai tokie buvo ir pačiam garse, bet jie buvo... Čia vėliau, kokie 26-27 jau, manau, pradžia, ne? Aš gali būt, kad metuose tikrai mėtaus, įspūdžių daug, bet buvo jau organizuojami kaip breiko tokie festivaliai, bet čia ta linija ėjo kartu. Čia Dima darė, ne? Taip. Linkėjimai, Dima, tu žiauriai gerai darai, tai ką darai Vilniui, tai yra fantastika. Aš galvoju, kad pasaulį daro, ne Vilniui. Aš mažai, aš irgi esu grojęs vienam iš jo turnyrų, ten bičias į tą visiškai įnėręs ir verta jį paminėti, nes kaip taip stipriai gyvena to breiko ir iki šiol, tai... Taip. Būtinai dar užtaginsim. Apjungia dar daugiau žmonių, žinai, gal per šokį atėjo į muziką, ar atvirkščiai nuo muzikos į šokį, bet buvo garse. Tikrai vyko dabartinis kompleksas, nežinau, kada jis atsidarė, bet gal vėliau Impulse baseino patalpos, ne vienam krašte irgi buvo breiko toks ir tikrai atsimenu repą, aš ten grojau, ten renginys. Gal dalis matai gyvenimo mano buvo, aš buvau išvykęs į Šiaulius studijuoti, bet gavos, kad studentavau ir plus grodavau Joniškį, dirbdavau naktiniam, ne klube, restorane, sakykime, tai penktadienį, šeštadienį. Tai Joniškį irgi daug tos kultūros. Man tiesiog, jie painės, bet Paliūniškė gatvį technus atsimenu jų ten vežė, kažkas irgi techno darėm. O to gal daugiau moksleivių tarpe tos repas ir gal tokie, jie gal undergroundiniai labai daugiau būdavo. Visiškai tokie mažiau skelbimų, bet toks per savo hebrą, aš sakyčiau taip. Bet tu po to klubinio etapo kažkiek dingai, nes aš dar tame labai gyvenau stipriai kokius 10 metų. Man susidaro tokia nuomonė, kad tu dingai, tu iš tikrųjų anksti šeimą sukūrė, ne? Lyginant su visais. Jo, aš galvoju, gal pirmas. Man atrodo, kad pirmas, bent jau kad Lelių pirmas turėjai, tai ko gero iš visos kompanijos, tai turbūt. Kad... Moteris sutiko iš pradžių susituokti su manim, paskui vaikai atsirado, taip gavos. Susiženyti, kaip čia reikia sakyti. Aš dingau. Buvo, žinok, tokie man pasigalvoti mano celibatai savo, nes buvo irgi su meilė pirma ten ar antra. Nes pirma, tai gal 4 klasėje buvo, negalėčiau taip sakyti, su pirma meilė. Anksti bręsti. Tokia nutrūko ir man tai buvo giliai palėtė ir aš tada pasidariau kislotnikas, aš tada jau tūsintis nebegroti. Eidavau į Šermuto kėglį, net važiuodavo didžiais plokštelėm techno groti, iš Vestax grotuvų, ten patefonų. Ten. Kas buvo Šermuto kėgliniai? Endis darydavo, ne? O kas darė? Man buvo visiškai nusispjaut, aš tik viskas, nieko nereikia, aš tik tai va taip. Aš pamenu, kad ten turbūt, kai prasidėjo Endžio su Šima kolaboracija su Volt, ne, berods klubas Vilniui ir tada jie pradėjo tą techno žinią čia į Panevėžį nešti stipriau, nes mes buvom paėmę labai tą klubinę, gal sakykim, didesnių renginių, o jie underground'e darydavo būtent tos buvo dar Strikeout kompanija, tokia su žiedu ten prieš akį ir dedvyšais visais, DSTM-ai tokie. DSTM-ai, o Drum and Bassas. Don't stop the music, tai reiškia DSTM.
Dugaut renginiai ten žaliojai, bunkeriuose, žodžiu, tokie. Nu, bet čia gal negalo vėliau jau reikalai, bet čia tiesiog, tos apie tą laiką panašiai ir šnekam. Apie tą, o dingimas toks, nu turbūt, bet gali būti, kad aš sėsliau kažkur įsidarbinu tą patį Hemus muzikos saloną, jau su muzika, su instrumentais, ten tokie didžiai pamokėlės irgi vykdavo ir daugiau gal pradėjo rasti tokių individualių, reiškia, kažkokių diskotekų, kažkokių vedimų, pasibuvimų, balių, vestuvių, paskui jau taip drąsiau ir turbūt, va taip, va, kol neatsirado bičiulių kaip Gėlytė, aš paskui į naktinį Tbilisį patį pirmąjį, kuris jau čia, kur sudegė. Reiškia, užbėgiu, čia jis buvo pats pirmasis ir su visai ta pop gera muzika, su visais celibatais tais ir varydavau tenai. Ką tik norėjau pasisakyti, bet pagalvojau, kad vis tiek viešas eteris, maža kas gyvenime susitiks, bet nieko. Norėjau kažką. Apie naktinį Tbilisį. Nu buvo, ten... Visokių vietų reikia. Buvo tiesiog žmonės, ten labai ir vyresnių ateidavo, ir tokia irgi savotiška publika, kur eidavo į garsą, bet aš persikėliau kaip rezidentas kitur, jie ateidavo irgi, nes žino, kad aš pagrosiu ir apsikabinimą. Mes truputėlį keliaujame. Nuo repo iki... Jo, keliaujame į tą laiką, kada mes kviesim tave prie pulto pagroti, nes turim dar kokius turbūt 10 minutėlių pokalbio gerą. Bet noriu paliesti vieną temą, kažkaip šovė man ką tik į mintį. Jinai, žinok, čia yra mano tabu. Aš esu šitoj vietoj kovotojas, dėl ko manęs daug kas galbūt net ir nelabai mėgsta, bet aš kovojau su tais dalykais nuo pat pradžių, nes man tai yra absoliutus įsigimimas ir aš toj vietoj gal, sakykime, pakankamai aštriai pasisakau, bet aš labai esu prieš rusišką muziką apskritai ir prieš tą kultūrą ir dar gerokai iki karo, ta prasme, nuo senų laikų. Kaip mes jau prieš tai, kaip epizodą minėjom, kad jie galima groti tik tai už labai daug pinigų. Šiuo metu tai ne už niekiek pinigų jos negročiau, bet vis tiek tu dirbi privačiuose renginiuose. Ir šitas reikalas, prisiminiau jį dėl naktinio Tbilisio, nes ten iki šiol yra grojama rusiška muzika ir nesupykit, tai prasme, kaip jum dar apsiverčia tai daryti. Bet koks tavo požiūris yra į va šitą reikalą? Tu pats, leidi savo pagroti per privatą rusiškas muzikas? Ne, tikrai ne. Galiu drąsiai sakyti, nes yra tam tikrų priežasčių, dėl kurių galiu metus netgi skaičiuoti. 7 metus tikrai nei vieno nebuvo, o renginių būna per savaitę 3 ir 4 netgi būna žmonės. Bet prašo. Ir žinok, šitoj pusėj aš atkreipčiau didesnį pavojų ir tokia nuoskauda gal jausčiau iš kitos pusės. Nelabai prašo. Nes kadangi susitarėm iš anksto, perspėjo apie tai ir viskas. O kodėl ar kažkas, ir jau mažiau šitoj pusėje yra dalykų, bet aš kitoj dar matau tokį truputį pavojų apie tą neugdymą ir nesiugdymą, apie atsiradimą YouTube, reiškia, logaritmų ar visų kitų, kur pasiklausiau vieną, logaritmas man siūlo ir aš nebeinu žiūrėti, iš kur tai atėjo. Va čia aš matau tokį nuoskaudą ir truputį nesiugdymą, o gal kažkas turėtų padėti, o dabar taip ir nebėra, kas galėtų, kaip anksčiau, jeigu ugdėm, ne? Nes ta kultūra, jinai bujoja, tos rusiškos muzikos yra vėl labai daug ir jaunimo tarpe, kurie visiškai nesupranta, apie ką tai yra. Ir manęs klausia irgi, kad tu čia susireikšmini, kad čia, tipo, žiūrėk, viską paprasčiau. Taip, aš tai turiu labai griežtą nuomonę, nes tai nėra susiję pradžiai net su šalim, nes mes nuo 2000 metų jos negrodavom. Ta prasme, stengiamės, kad jos liktų kuo mažiau. Tai yra apie kultūrą žmonių, kurie tą muziką vartoja ir kaip skleidžia, ne visi, neuždėkim ten juodą ar baltą, bet daugeliu atveju tai yra, tu keliaujas tą morozų kultūrą, jeigu šiesi tiesiai, tai prasme, važiuoti ir kada tu gyveni mieste, kuris garsėja tom, kad čia, tai prasme, daužo, šaudo ir taip toliau, tu nori kovoti prieš tai, tu nori to gėrio, tu nori to europietiškumą ir man, pavyzdžiui, iki šiol tai asocijuojasi, aš į vieną vietą statau mašiną dešiniai pusėje vairų, Emporio Armani treningus ir rusišką muziką, nes man atrodo, kad tai eina komplektai, žinai. Tai čia gal nesupyksta nieko asmeniško, jeigu kažką, bet mano sutartymės, kaip skaniai skamba, lygiai taip pat, kur reikia sutartis, tai yra griežtai punktų nurodyta, kad mes negrojam rusiškos muzikos prieš kiekvieną privatą, lygiai taip pat,
kur mus samdo, mes iš karto pirmų numerių pasakom, kad mes negrojam ir jeigu jums yra bent menkiausias poreikis, mums yra nepakeliui tiesiog, nes, Taip. Aš šitoj vietoj, man su tavim pakeliui, aš šitoj vietoj kiek bebūtų ir kokie bebūtų, tarkim, pinigai, čia kažkokie, įvardinkim arbatminiai ir dar kažką, mano atveju, jeigu tai būna renginys ir kažkas kažko pageidauja, mano atveju ir aš sakau taip, kad už viską yra jau sumokėta, papildomai mokėti nereikia. Ir tiesiog pagal žiūri duobė bus nedobė, jeigu mums labai fainai sekasi siubuoti apsikabinus šokį kažkokį gražų, ne, jeigu dabar staiga užsireikia roko kažkam, aš irgi, turiu įliet, kad būtų kažkoks gražus bangavimas ir muzikoje, kad negali staiga kažkoks 20 eurų pakeisti, žinai, situacijos, kurią aš auginau, aš dar biški va tenai, bet aš už ir griežtai, man gali būti, nežinau, kokias pareigas užimti, ar dar kažkas, tai kad bus čia renginys ir taip toliau. Ne, jeigu nors vieną reikia, ne, aš tikrai galiu pasakyti, įrašai liks. Ne, o buvo tai buvo. Muzikos yra daug, bet dažnu atveju aš kažkaip tikrai atsimenu epizodą iš to pačio garso, kuomet yra atėjimas ir pasakymas, dabar uždėk malčiki, nors ten net netaip dainuoja. Ten dainuoja, kad jisai yra kitos pakraipos. Tokie priedainis buvo malčik, o visi dainuoja malčiki. Tai, dainuoja malčigiai, ne? Ten dainuoja malčigiai, o visi malčiki. Tai yra, tai pavyzdys, kad net nežinau apie ką ir net žodžių nežinau apie ką dainuoja, bet tai yra gerai. Tai nėra gerai. Tai aš dažnu atveju, kodėl kartais... Ne kartais, o kartais sakau, bet galbūt dalis yra, kodėl aš nuslydau į tą tokį hardcore arba į techno, kur ten mažai vokalo arba iš vis teksto. Jeigu tekstas, čia mano asmeninė, jeigu tekstas nieko nesako, yra apie nieką, tai kam jisai? Čia mano. Bet kadangi reikalas eina, žinok, apie tą tokią kitokią muziką, labai neskani ir jaučias pabaiga, aš tau... Ne, tai mes matai, dėl ko, tu suprasti... Aš tau dovanos, tiek padovanos, kad biškai pagerinti reikalą. Palauk, aš dar noriu pabaigti sakinį, kol nepamiršau. Pasakiau lietuvišką žodį. Nes ir mūsų klausantis, turbūt tie, kurie ne iš Panevėžio yra, tarsi turėtų, vėl sakau, galbūt klausinės, kodėl mes čia vienu metu šnekam apie rusišką muziką, ar ten popsą, kito sakinyje apie hip-hop ar dar kažką. Vėlgi yra, kaip minėjom, daugelis mūsų tiesiog dirba kaip darbą. Mums nei ta muzika nepatinka, mes turim privačius renginius, dar kažką, kur tiesiog galbūt užsidirbam pinigų. Ir yra ta tema, kur mes esam kur mes darom renginius kitokiem žmonėm, kur mes išsiliejam per teisingą muziką. Ir tiesiog čia gal taip dėl to ir... Nes rusiška muzika čia man yra ne apie muziką apskritai, tai aš dėl to ir paklausiau apie požiūrį ir man pikčiausia, kad mes 2025 metais dar apskritai apie tai šnekam. Aga. Ir aš į tą dar berčiau tokį visą, ką pasakė, reiškia, ištransliavai, kad tas ir mus, ir darbiniai santykiai, ir augimas kultūrinis, undergroundinis, koks bebūtų, ėmimas, siurbimas ir perdavimas kitiems, va čia va yra tai, kad, reiškia, viena ar kita kompanija turėdama patirties, kuomet ėjo sunkus laikai, ta prasme, sunku įsigyti tuščią kompaktą, rasti, kur įrašyti, bet gauti įdomu ir su to įdomu pasidalinti. Tai va čia yra, kad yra bagažas įvairių, reiškia, detalių, iš kurių mes galėtumėm šiandien kažką truputį pakonstruoti, daugiau mažiau laikydamės ne praeities, bet pavyzdžių, praktikos, dovanų. Aš net gal turiu, o gal ir neturiu, aš neatsimenu. Geras, turim dovanų, Karol. Žodžiu, vieną va tokią dovaną, žiūrėk, patokią. Geras, čia bijūnas. Jo, gali būti bijūnas, kuliamoji. Kuliamoji buvo, nes čia... Paskui pridėsim prie kadro. Paskui toks yra. O čia dar labiau va toks, va toks man yra skanu. Gal matai, bet man atrodo, čia... Tos nepridėsim. Tai viskas gerai, tai buvo, taigi nedegini kažkokią katės uodegą, tu transliuoji. Geras, ačiū tau. Tas yra... Ačiū tau, kad pakvietei kažką. Aš žinok, dar nebaigiam iš tikrųjų. Dar vieną sakinį, vieną kokį nors dar prieš tau atsistojant, čia žinau, kad labai noriu čia pagrindinti. Ne, aš sėdėdamas grosim. Bet labai noriu dar pakalbinti trumpai, ką tu dabar veiki šiaip?
pakankamai dažnai straipsniuose, kažkokiuose dar pokalbėse radijose esu sakęs ir pakartosiu, galbūt tai man leis pasiekti to. Kultūrų veikiai tokia. Jo, bet gal pirmą vietą reiktų statyti tai, ką, gal aš save apgaudinėjau, aš bandau būti geru tėvu. Pirmiausia, tas gal kartu seka žmogum, bet žodžiu, va tie reikalai nelabai sekas. Dėl to, kad tu daug dirbi savaitgaliais. Ir labai dažnu atveju pasakysiu, kad visi žinotų, nes visi labai, ne visi, atsiprašau, ne visi, daug žmonių netgi ir pasako garsiai ir mėgsta turbūt tai daryti, skaičiuoja, reiškia to darbo pasiekmes, pinigus, tai labai dažnai, tikrai labai dažnai tai yra kažkokia iniciatyva nemokama, dažnai tai yra savanoriavimas. Jis tiesiog kartais taip įkrenta, gal žmonės mėgsta fotografuoti, rodyti, papasakoti ir taip gaunas, kad atrodo, kad žmogus nemiega ir dirba. Nu, kaip ir darau tą, kokią dovaną turiu, dalinuosi ją, ne? Per savo liežuvį kažkur paskui, jeigu manęs prašo, jūs galite padėti, aš jį suprantu kaip padėti žodį, jeigu kviečia dirbti, nu, tai tada aš jau kažkaip ir sakau, kiek tas darbas turėtų būti įvertintas, nors man tai ne visada patinka, bet aš atrandu prasmę čia. Nuvažiuoti, skirti laiką, parą, kitą kartą daugiau ir tai gauti, pavalgyti ir panašiai, bet pasitikrinti save. Ar aš esu dar visam tam, kas vyko, ne? Nu, iš susidomėjimo, iš kaifo, iš to wow. Ar aš vis dėlto jau esu give me money ir viskas tom užsidaro. Tai, kartais padirbti už aukso luitą, kartais pabūt, man skanu kažkaip, o, kaip sakant, ir žvirblys pasirūpins, tai gal man irgi, ne? Bet čia, žinau, geras pointas, aš lygiai taip pat po gal 15 metų burbulo, kuriam gyvenau nieko nesusijusiam su kultūriniu gyvenimu, grįžau čia keli metai vėl ir Panevėžy ir toksai, žinai, norisi nebeimti, o duoti. Ir atsiradęs toksai noras duoti, žinai, gal ir čia sėdim dėl tos pačios priežasties, gal ir ta pati muzikinė senvagės kiemelis, kurį mes darysim 3 sezoną centre nemokamai. Tarsi, tai yra dalykai, iš kurių gaunama nauda, jinai tikrai nėra tokia didelė, kiek tu atimi laiko šeimos ir taip toliau. Bet tiesiog yra tas etapas, kai tu turi susitarti ir su savimi, ir su šeima, ir su visais, kad man šitas miestas davė daug, aš manau, kad jis davė daug ir aš tiesiog noriu grąžinti šiek tiek skolą šitą miestą. Tu žinai, kodėl aš taip padariau akins nusėmęs, kad aš neatsakiau tavo klausimą. Taip, ką tu veiki dabar? Tai va, turim 2 minutės tavo atsakyti klausimą. Šiuo metu vis dar dirbu Panevėžio rajono kultūros centre. Smagu ir aktyvu. Savanoriauju, sakykim taip, Panevėžio atviram jaunimo centre, su jaunimu, tai šalia yra didžiai, yra ir šiaip grupės, ir tai yra ne tik muzika, tai yra bendravimas, yra susipykimas, susitaikymas, išdrįsimas, užlipti ant scenos ir panašiai. Bet tai kažką ir su teatru turi jau bendro. Aš grįžau, aš vaikystėje vaidinau ir kažkaip grįžau, priėmė mane kolektyvas kito Ramygalos kultūros centro. Fainai vaidinam, buvom Vilniui, teatro dienose dainų šventį, patekom, reiškia, pavadinau. Ir dabar naujas toks spektaklis yra toks su manim prieš akį, dar 2 kartus tik rodėm, prašom atvažiuoti, pažiūrėti. Ir šalia individuali veikla, kas yra beprotiškas leidimas pinigų plokštelėms. Tai čia viskas aišku. Čia viskas aišku. Pavojingas toks, stengimasis palaikyti, sudalyvauti kažkur tai, kažkas tuokės, kažkas jubiliejų švenčia, kažkokias varžybas rengia. Malonu gauti kvietimą visada. USB ar plokštelė? Ir taip. Bet dabar galbūt plokštelė taip nedrąsiai namuose. Gal daugiau sentimentai, nes viena iš paskutinių plokštelių, kurią pirkau, yra Prodigy The Fat of the Land albumas ir dar prieš tai Boards of Canada 2, kur irgi turbūt iš tavęs atėjo ten tie I love you, ten wow, pasaka. Bet sūnus. Vytautui Tumui linkėjimui, Boards of Canada. Bet šitas sūnus dabar plokštelėm ir jis jau kas 2 dieną važiuojam, kada, man dabar jau įdomu. Atvažiuokit pas mane į Rūsį kada. Tai aš jau 3 kartą kvietimą gaunu, bet kadangi reikia visur spėti, noris pabūti,
Nu, va taip ir kažkaip galvoju, Mindė visada bus. Dabar Seniai, paskutinis trumpas klausimas, atsakymas vienu žodžiu. O ne. Tu laimingas žmogus? Momentais. Tai palinkėsiu, kad tų momentų būtų daugiau ir kviečiu pagroti mum, kaip sakant, ir perduotos geros emocijos. Aš jaučiu dabar bus laimingas vienas iš tų momentų. Ačiū Jums, Chebrytė, fainas sugrįžti. Gaila, kad atgal kūnais nebegrįšim ten, bet emocijom galim sugrįžti.